Nu ir ko reikalauji? Ką? Fainai, net nesitikėjau, kad sekmadienį gali atvežti siuntinuką, taigi. Teta iš Vokietijos atsiuntė šiek tiek gerybių, einam vartyt, žiūrėti, vartyt, atidaryt. Tomai. Kai. OMG. Štai, ką išsitraukiau vietoj pagalvės. Nes įdėjau į skalbenkę ir po to į džiovyklę. Va kaip aš tai pamiršau, kad negalima įdėti pagalvį į džiovyklę arba ne tą programą užstatyti. Ir štai, kas atsitiko, baisu. Nu nieko, bus minkštiem žaisliukam kamšalas. Įsingsit arba pagalvėlės, arba minkštus žaisliukus. A ne busi? Sakyk, miau, negaliu. Na va, šiandien su Luku darysim keikus, kurie gaminasi tik per 15 minučių. Štai tokie su iš ledynmečio, su kuo ten, ne, kažkokie kitokie. Nu, tai va kažkokius keikiukus darysim. Keksiukus kam? Čia va mišinukas, dar kažko ten reik valibdukai tokie kažkokie valgomi įsant ant tų. Aš čia dar padėk Lukai išimti man. Ištrauk. O, šaunuolis. Va, mišinukas yra. Keli. O, vienas kažkoks suplyšęs. Sviesto Edgarai reikia dar. Galiu savo šiandien sutartyrys. Va, darysim. Ką? Really? Kai žiauru. Nelies karštą, Lukai. Rytoj bandysim kitus daryti. Gal gausis kažkas. Ir kodėl mums taip visada nesiseka, ne, Lukai? Yeah. Nei piragas, nei keksiukai. OMG. Jėtus, kaip faina. Gavau šiandien Swaboxą. Va dabar jums ką tik baigiau filmuoti Swaboxą. Jėtus. Tai faina, aišku, nesakysiu nuo ko, nes tikriausiai Swaboxas, filmukas jūs gausite vėliau, jūs matysit vėliau negu šitą vlogą, taigi nerodysiu ir nesakysiu nuo ko, bet nu kaip fainai, taip malonu, dabar tokia energinga esu. Ką čia dabar daryti, net nežinau. Laimės pilnos kelnės sėdi tokie įsiviekus. Nežinau ką daryti, bet reikia nusileisti ant žemės ir eiti valgyti daryti. Tai va. Štai tuščia dėžutė nuo Swaboxo. Labai patenkinta esu. Tai va jau kitą filmuką gal pamatysite. Ką gavau ir su kuo keičiaus, galiu pasakyti tik tiek, kad keičiausi su youtuberė viena. Tai va. Va, gavau kokią knygą iš tetos, kur atsiuntė siuntinuką iš Vokietijos. Štai knyga Bobbi Brown, Pretty Powerful. Nes yra ir makiažai įvairių, štai kaip atrodo be makiažų, su makiažu ir daug va tokių visokių variantų. Tokia įdomi labai knyga. Skaitysim, žiūrėsim. Bobbi Brown. Super. Na va, kaip fainai. Grįžta vyras iš darbo ir su dovanėlė. Aišku, smulkmė, bet kokia maloni. Štai padovanojau iš ankstinę dovanėlę. Tokią kortelę, kur galiu apsipirkti štai šiuose parduotuvėse. Nu, aišku, už 30 svarų menkniekis, bet faina vis tiek. Štai, eisiu rytoj ką nors nusipirkti, tik dar nežinau į kurią pardą. Tariam. Smagu. Dovanėlės. Na ką, kaip visada, keli siuntinukai. Pirmiausia, va jau ką išlupau. Tai,
Buvau iš AliExpress užsisakius štai tokius vašelius įvairių dydžių. Ir štai dabar turiu ir didelį, nuo didžiausio štai kokio didžiulio, iki mažiausio. Taigi galėsiu nert, daryt, utiutiu. Super. Labai patenkinta. Darysim darbelius. Dar darbeliam užsisakiau taip pat iš AliExpress, atrodo. Jo, šitai iš AliExpress. Tai yra žvakėm, kaip čia jos, nežinau, knatai tokie, bet jie tokie kieti, netris, pastatai vieną, kur uždegi, čia vašką aplink, vienu žodžiu, tai darysim žvakutes. Tai štai knatukų užsisakiau ir gavau. Ir dar vieną siuntinuką iš C&Direct atrodo. Bet kai aš taip traškinu, girdis kas nors ką kalbu ar neįdomu. Taip, tai bus tokia skarelė. Toks šalis skarelė, užsimetimas. Parodysiu po to. Dar ir atskiram video apie pirkinukus, tai parodysiu. Štai tokį. Aš jau buvau pamiršus, ką užsisakius, nes labai ilgai jo, tai kaip fainai dabar tokį, kaip jisai, įdeklą telefonui štai, iPhone'ui 5. Pažiūrėsim, guminis toksai, buvo tik šita spalva, kiek atsimenu, tai už tai šitą ėmiau. Ir čia kas, kaip pirštinės, kaip pusė pirštinaičių, kažkas tokio. Koks fainas kailiukas. O, kokios kainos. Ir štai tokios įmautės, kaip čia nais. Fainutės kokios. Eina savo kailiukas, koks fainas, žiūrėkit. Ir gražios tokios su kutiosiukais. Nu, tai va, šitom tai džiaugiuosi žiauriai. Dar pažiūrėsim skarelę tą, tai na štai taip. Na va, grįžo Andrius. Tai galiu ramiai nulėkti iki soliariumo. Jo nieko nesimato, tamsu. Kai kas pasipuošė jau kalėdom, kai kas ne. Tai žodžiu, lėkiu iki soliariumo, nes reikia įdegti, kadangi šį savaitgalį ateinantį eisim pas mergaitę į gimtadienį ir reikia šiek tiek įdegti. Tai va, parodysiu ten truputį gražių tokių lempelių, kai pasipuošia žmonės labai gražiai. Jau, va, čia biški matosi. Čia. Tai va. Tiek. Vis žiūriu, kad kada prižadu, pavyzdžiui, ką nors padaryti. Pavyzdžiui, kelsiu video pirmadieniais. Žiūriu, neišeina įkelti. Pavyzdžiui, kelsiu video ten ASMR kiekvieną savaitę. Žiūriu, neišeina. Pastebėjau, kad geriau nieko nežadėti. Nes nesigauna taip, kaip noriu po to. Tai geriau, kai bus, tai bus, be pažadų, nes irgi parašė man žinutė viena mergina, kada video. Pasakiau, kad bus šeštadienį ir po to dar pirmadienį vlogas. Ir va, nieko nesigavo. Taip ir nenufilmavau, taip kad daugiau niekam nieko nesakysiu. Kaip gausis, taip, na štai pažiūrėkit, kokie gražus tie kalėdiniai. Dar bus šiandien, tik pradžia dabar, žinai.